Bet kuri medicininė procedūra turi minimalią atmetimo riziką, neišimtis ir implantacija. Tačiau šiandien dienai dėl pažangių technologijų ji yra labai maža, tik apie kelis procentus. Implantas neprigyja dažniausiai ne dėl to, kad jį atmeta organizmas, o dėl kitų veiksnių, kaip infekcijos, netinkama kaulo kokybė, rūkymas ar nepakankama paciento higiena po procedūros. Riziką valdome labai tiksliai, atliekame 3D kompiuterinį planavimą, vertiname kaulo tūrį ir kokybę, gydome dantenų uždegimą prieš atliekant implantaciją. Naudojame aukštos kokybės implantus, kurie pasižymi puikiu kaulo integracijos potencialu. Labai svarbi ir paciento priežiūra. Tinkama priežiūra namuose, profesionalios burnos higienos vizitai, nerūkymas ir rekomendacijų laikymasis. Kai tiek gydytojas, tiek pacientas dirba kaip komanda, implantų prigijimo tikimybė yra itin aukšta, o atmetimo rizika minimali.